Taigi, Aleksandrai, kaip rūšinės kavos atstovas, sakykite, su kokiais mitais dažniausiai susidurėte? Kaip rūšinės kavos atstovas susiduriam dažniausiai su vienu ir to pačiu pageidavimu ir prašymu iš klientų, jog nenorim jokių būdų rūgščios kavos. Tai yra suprantama, mes kažkada irgi buvom pramoninės kavos pirkėjai ir irgi nemėgdavom tos degėsių rūgšties, kol neparagavom normalios rūšinės kavos. Tai reikėtų atskirti du dalykus. Pramoninė kava, kadangi yra smarkiai sudeginta siekiant paslėpti defektus ir suvienodinti skonį, jau automatiškai, kaip ir bet koks maisto produktas sudegintas, kels rūgštingumą, kaip kepta duona, keptos bulvės ir turės jo tokią nemalonę rūgštį. O rūšinė kava atvirkščiai nuo to, jeigu joje yra ant pakuotės vaisiškos natos, sakykime, kaip Afrikos kavose dažnai būna, tai yra didžiulė privilegija. Aišku, skonis draugų neturi, bet sakykime, vaisiškumas geroj kavoj, jis yra, sakykime, tas pats, kas prakast prisirpusi persiką. Į vienas žmogus, ko gero, nepasakytų, kad tas vaisiškumas ar rūgštelė yra nemaloni. Tai čia būtų pirmas pagrindinis noras žmonių, kad jos nebūtų, bet tiesiog reikėtų pamėginti ir Tai žodžiu, mitas, kad rūšinė kava būtinai bus rūgšti, taip? Taip, be jokios abejonės. Ir antras, dėl ko tos natos rašomos kavoje ir ką tai reiškia, tai žmonės pamatę ar ant pakuotės ar aprašymą internete, net internetiniai parduotuvai pas mus, dažnai mano, kad tai yra aromatizuota kava. Tai yra visiškas melas, netiesa. Mes rašom tas natas todėl, jog jos gali asimiliuoti, primint tokius skonius, sakykime, iš oficialios lentelės, bet tai kava vis tiek bus kaviško skonio, be jokios abejonės, jokių aromatizatorių nėra įdėta. Aromatizatoriai pramoniniai kavoj dedami todėl, kad toje kavoje be aromatizatorių nieko iš vis gero ten ir nebebūtų. Turiu omeny, aromatizatoriai automatiškai nėra gerai, bet tai yra visiškas jau dugnas. Slepia skonį, taip? Jo, visiškas dugnas, kada jau, žodžiu, bandai kažką užbarstyti cukraus pudros ant kakučio, tai čia, o sakykime, jo, tos natos yra tam tikros natos, kurias lengviau žmonės atpažįsta visi, tai šokoladas, riešutai, tai tokias natas lengviau pajausti. Yra tam tikri regionai, kur tos natos daugiau dominuoja, kaip Brazilija, yra kompleksiškesnių natų. Sakykime, jeigu kava yra apdorota honey pagrindu arba sausuoju būdu, tai dažnai jausim fermentuotus vaisius, todėl kad pats kauliukas, pupelės fermentuojasi pačioj uogoj arba fermentuojasi tik dalyje uogos. Tai, žodžiu, pritraukia į save ir saldumo, ir uogiškumo, todėl galim sutikti tų natų, bet čia, sakau, vis tiek visos tos kavos bus kaviškos, plus kaip bonusas ir įdomumas yra tam tikri poskoniai. Taigi, savo šito video norėjom paneigti du mitus apie rūšinę kavą, jog rūšinė kava bus nemaloniai rūgšti ir kad į rūšinę kavą yra pridėta kažkokių aromatų. Tai neigiam abu mitus. Taip, gamta pridėjo tų aromatų, bet ne žmogus,
Taip, natūraliai iš uogos, nes atsiminkim, kad kava yra visų pirma uoga. Taigi, tikimės, kad ir jūs dabar žinosit šios 2 mitus ir kad tai yra netiesa ir būsit truputėlį daugiau sužinoję. Taip.